Muziką kuriantys profesionalai neretai prisipažįsta, kad jų svajonė sukurti garso takelį filmui. Taip muzikai gauna kūną ir dar labiau būna suprasta, išjausta. Filmo garso takelis subtiliai paryškina veikėjų charakterius bei pačius įvykius. Muzika filme yra labai svarbus dalykas. Ir įdomu tai, kad jau nebėra tokio dalyko kaip vieningas muzikos stilius lietuviškam kine. Čia jau girdime ir 90-ųjų hitus, ir elektroninę muziką, ir originaliai sukurtas dainas, ir instrumentinę muziką. Žodžiu, visą spektrą skirtingų garsų, balsų ir dainų ir muzikos. Ir tai yra nuostabu. Antanas Jasenka, filmas Johatsu, elektroninė muzika, kurios melodijas prisiminsite tikrai dar ilgai. Man skamba dabar. Tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje žinomas visą eilę apdovanojimų pelnęs kompozitorius Antanas Jasenka kriminaliniam trileriui Johatsu suteikė dar daugiau mistikos ir įtampos. Muzika aiškiai pabrėžia istorijos dramaturgiją. Gediminas Jakubka, filmas Akiplėša, muzika jau išleista vinilinė plokštele, kuri dar labiau sustiprina ryškią filmo estetiką. Gediminas Jakubka yra pasakojęs, kad kuriant filmo Akiplėša muzikinį takelį, sunkiausia buvo muzikinės filmo dalis sujungti į visumą. Tačiau rezultatu liko patenkintas. Pavyko filmo atmosferą paversti melodingą, turinčią pasyvaus agresyvumo ir giluminio liūdesio. Vytis Puronas, Pietinė kronikas, pratęsia, perkuria ir suteikia kontekstą 90-ųjų hitams. Kartais net sunku atskirti, kur hitas, o kur jau kompozitoriaus muzika. Už darbą filme Pietinė kronikas Vytis Puronas uždirba 4. Sidabrinės gervės nominaciją. Kompozitorius išleido specialią filmo garso takelio kasetę, kurią įkvėpė ir Pietinė kronikas, ir Rimanto Kmitos knyga, pagal kurią ir sukurtas filmas. Paulius Kilbauskas ir Justinas Štaras. Filmas Lotus. Teatrališka, eksperimentuojanti muzika, kuri užburia. Latvių režisierė Signė Birkova į filmo Lotus komandą pasikvietė 2 lietuvių kompozitorius. Justino Štaro vardą girdime ir šių metų apdovanojimų garso režisieriaus nominacijoje, o štai Paulius Kilbauskas jau žino, kiek sveria sidabrinės gervės statulėlė, nes tokią yra gavęs prieš gerą 10-metį. Titas Petrikis, filmas Gardutė. Ne tik instrumentinė muzika, bet ir originaliai sukurtos dainos pagardina šį filmą. Tarptautiniais ir nacionaliniais apdovanojimais įvertintas Titas Petrikis už muziką filmui Gardutė pelno 4. Sidabrinės gervės nominaciją. Kompozitorius į filmą įtraukė net sutartines, kurios anot Tito padeda atskleisti veikėjų charakterį ir draugystę. Įprastai sakoma, kad muzika kine yra gera ta, kurios tu negirdi. Lietuvio kinui nebegalioja, nes muzika tikrai beldžiasi iš ekrano, nori būti išgirsta, išleista, paleista kitais būdais ir man atrodo, kad tai yra gerai. Kas šiais metais gaus sidabrinės gervės statulėlę, sužinosime birželio 8 dieną LRT tiesioginės transliacijos metu.